Nu, ir kas tu esi? Kas tu? Labas. Ate. Nu, aeratorius tas iš šaldytuvo seno kompresoriaus užburbuliavo. Va, per centrą burbuliuoja. Žiemą neveikia. Šlango gal užšalė buvo. Ar jis pats užšalęs buvo? Aš nežinau. Bet labai džiaugiuosi, kad dabar veikia. Gal žiemą ir gerai būtų buvę jį įjungti. Jisai ledą nutirpdytų. Nu, nes šiek tiek žuvyčių. Nu, bet nedaug, 3 žuvytės tik radom negyvas iš po žiemos. Tai sako, jeigu oro trūktų, tai jau daugiau jų būtų negyvų. O 3 gal tiesiog neprigijo. Gamta sako, kad šaltinis yra, tai gal to oro užtenka. Per švendrės biškį oro patenka. Tai žiemą kaip ir nesiparinam stipriai. Nu, bet gerai, džiugu. Jungsim, naudosim vasarą. Daiktas nemokamas. Na, jeigu atvirai, tai kaip ir buvo tikėtasi čia medžiam genėti šitas daiktas. Nežinau, man tai pasirodė visiška pornografija su juo čia pjauti. 2 pilnai pakrautų baterijų užtenka vienam rastui. Nežinau, nemoku gal aš jau grandinę su, nuo šią pasigalandu. Tepalo yra, kažkaip tas brašlės variklis gauna apkrovos šiek tiek liniją. Nu, aš manau, su benzininiu čia kaip per sviestą eitusi su gera grandinė. Tai, nu nežinau, su ko turiu su tuo vargstu. Bent jau šitos 5 rastus dar, jeigu šiandieną nupjausiu, man bus didelė pagalba, nes ratų nereikės čia tų šiukšlių išvežinėti. Nu, tokie ridenas akmenys. Ir vienas gali lentute. Pum į lauką. Va tiek priridenam. Nu, dar liko 20 kokių. Nieko, išsirysim. Su didesniais bus biškai daugiau problemų, bet kiek vakar buvo geras oras, tai tiek šiandien jis blogas. Sninga laukia, šlapdriba. Kuo man ir patinka, kad yra sienos, yra stogas, užuovėje. Geras oras, laukia dirbi, blogas oras. Ateini į vidų. Einam savo. Gaunasi, aš dabar paleidinėjau tą namą. Ta niša laikinai tokia tiktais. Dar pjausis 2 valkiai šitie. Gal padarysim gražiai su laiptuku, kad tokia kaip arkos forma būtų. Tai kadangi jau aš apačią paleidau, tai kažkiek tais laikinai norėtųsi sutvirtinti. Nepamirškim to, kad kaip pylėm pamatą apipilinėm, tai stygas padarėm. Pirmas dalykas viena styga, ten yra antra po grindiminės metų ir ten yra 3. Tai kaip ir iš šonus jau tą mes padedam namui, kad jisai nejudėtų stipriai. Nežinau, ar jis juda, bet apsisaugoti norėtųsi iš tikrųjų. Čia buvo duris, tai staktą palikau. Toj pusėje, tiesa, nepaminėjau. Paliksime mes išlindusius rastus. Čia bus tokia nuostabi virtuvės nišelė. Tai, manau, labai gražiai atrodys. Tai pratęskim. Čia palikau staktą, ją prisuksiu. Kažkaip prieš tai nepagalvojau, bet dabar pagalvojau, būtų gerai prisukti. O čia kaip joviau rasta. Lentas tokias prisisukau. Jos man ale kaip kreipiančioji tarnauja. Nelabai gražiai gausi, aišku, nupjauti, bet paskui dar pasikoreguos. Vis tiek čia reikės su normaliu benzininiu pjūklu dar ir pjauti viršutinius rastus ir pakoreguoti šitos. Tai va, kai prisisukę šitas lentas iš abiejų pusių sutraukiau, nes žinau, kad jie mėgsta ten paskui vartytis savo kažkaip. Jie ir taip yra susivartę nuo laiko, bet va taip mes šiek tiek juos prilaikysim. Paskui čia greičiausiai suksis va taip lenta, kai jau nusilygins ir jinai jau bus finišas apdailinė. Ir jinai jau čia varžtais įvairiai bus susukta ir laikys tos rastos. Tiek čia, tiek ten bus tas pats. Nes šita pertvara lygiai taip pat išsipjaus kaip ir šita analogiškai. Nu, nes ten bus didelė svetainė. Naujos pertvaros, kaip ir minėjau, atsidurs čianais, jos suriš namą galutinai tvirtai. Tiek čia, tiek toj pusėje simetriškai. Išvyksiu kuriam laikui, tai kol kas manau ir padarysim X-ą tokį iš lentų. Nu, viliuosi, kad rasiu tokių ilgų lentų. Nu, jeigu ką susuksiu, prailginsiu. Gal irgi bus mums praėjimas per centrą. Ir bus šioks toks mums sutvirtinimas laikinas. Mėgstu įdėti šiek tiek daugiau darbo į tą tvirtumą, sakykim. Laikina tebūnie, kad nieko blogo neatsitiktų. Kad vėjas nenupūstų namo iš šoną ar dar kažko. Nežinau, ar tai yra įmanoma, bet aš nenorėčiau sužinoti iš tikrųjų. Susukinėjau varžtus tą staktą. Nu, nes čia sunerti rastai yra. Jos ištraukti tą staktą gali čia.
Tai nieko jinai nelaiko, tik tai vartymasi. Suku ir pagalvoju, biški panegirikos. Mano suktukui bošiukui reikia, kurio aš savo butą suremontavau, tinką užsimaišiau. Nu, žodžiu, aš jį visai tenai abjuzinau, bet jis man nuostabiai tarnauja. Kažkas buvo užsikirtę, tai gavau dalimis kitą, tai persirinkau. Tai va, o suku, radau čia vietoj varžtų pusę dėžutės. Tai apsidžiaugiau, nes rimti varžtai. Nežinau, kiek tokia dėžutė tokių varžtų kainuotų. 20 eurų, 30, tai sutaupėm. Na, tai aš juos ir naudoju, va. Suku. Tai kodėl norėjau pagirti bošiuką, kad nu tokį varžtą susukti su tokiu mažu suktuku. Aš tiesą pasidarau pradžioj su medžio grašteliu skylutę. Gal per tiek. Nu, bet vis tiek tokį varžtą. Planuoju pirkti rimtesnį suktuką. Jis pasitarnautų greičiau, biški su jo būtų. Kai ko iš viso bošiukas negali, pavyzdžiui, jo mažas yra vadinamas patronas. Negaliu įdėti didelio grašto, pragręžti rastų kai kur man reikia. Nu tai reikės jau rimtesnio suktuko, kadangi turiu baterijas Makytos, tai ko gero ir liksim prie Makytos. Dabar jau. Nu ką, sukam toliau. Ai tiesa, čia va. Ardysis, po truputį ardosi ir ta pusė ardysis. Sugalvojau, kad vis tik tais tą viršutinį rastą mes paliksim. Ten susuksim šitų ilgų raštų. Va tenai prisuksim. Čia visai kaip sutvirtinsim iš apačios, iš viršaus. Nu ir tenais. Jisai nemaišys, jisai bus viršui. Man atrodo, paįvairins lubų konstrukciją ir suriš 3 balkius. Tai yra, tai nu tvirtumo šiek tiek pridės mano galva. Na ir bus dailiau. Tikrai jisai nemaišys. Čia lubos kaip ir šitas balkis. Nu va, kiek čia nusileis. 7 cm. Tai tikrai neklius. Bet tvirtumo pridės, manau, daug. Pačiam namui. Pagal tokią pačią schemą ir kitą pertvarą greunu. Jinai dabar kabo ore. Persikeliau svorį čianais. Iškart prisisukau lentą. Pakišau po apačią betoną, kuris ten neliks po juodgrindėm. Čia susukau varžtais ir išpjoviau pradžioje apatinę rastą. Kodėl taip padariau? Principe kabo visa siena. Patys rastai iš savęs laikosi. Ten va tarpelis iškart atsiranda viršui. Šį kart netoks didelis atsirado. Ir dabar va galima bus ardyti iš apačios. Tiesiog su laužtuvėliu. Nereiks daužyti daug, nereiks judinti namo, su mažiausia jėgų išleistų, maksimaliausias rezultatas gaunas. Viskas, ten jau stovi. Visa tai kabo. Tiesiog dabar reikia tai išimti. tą sieną pjoviau nuo viršaus. Ir paskui tiesiog pum su kuvaldėlį ir iškrenta. Nežinau, pabandysiu iš apačios, gal dar lengviau pjausis, nes su mano ta Makyta tai čia vargo vakarienė. Nu žiūrėsim, vakar nupjoviau, tiesa, gal atsiprašyti reikia. Vėliau pasigalandau grandinę, atrabotkės įsipyliau ir po 2 rastus nupjaudavau su vienu pakrovimu. Nu gal ir šiandien taip gerai eisis. Nu taip ir atsitiko, nupjoviau patinį ten ir nukrito. Va, žemės trauka ir padeda, nereikia pačiam su laužtuvu kariauti. Rastai dapjauti. Jei nori, tai gali. Tai aš apie tos akmenis, ką aš galvojau. Aš nenorėjau turbūt tada. Dabar va panorau. Ir išridenau visus vienas, nes vakar nespėjom, jau su tamsa pabaigėm su tais senojais, kol pabendravom. Ištempiau va paskutinį akmenį. Va šitą, tai jau niekaip rankom. Tai tik tiek darytau. Pririšau prie džipo porą trosų ir nu ten su grebliuku reiks pasidarbuot, bet namo, ačiū Dievui, neišverčiau. Tik puvėką nudaužiam nuo slenkščius, tai čia tas išpjausias. Visą dieną tvarkymosi buvo. Vakar, šiandien smulkmenas išnešėm akmenis.
po truputį judam link įsilyginimo. Bet taip, rytas prasideda. Einam žuvytės pamatinti. Einam į akvariumą. Skanaus. Dabar pasislėps visos. Nebus judesio kurį laiką. Paskui prasidės judesiukas rimtas. Per pertraukėlę smagu ateiti, pačilinti prie akvariumo, pasižiūrėti, kas čia vyksta. Būriais plaukėja. Mažyliai, karts nuo karto atplaukia dyčkiai, plėšruonis juos pabaidyti. Lydekaitė, viena. Ir ešeriukai. Akvariumas gyvas. Varlytė kokia duodasi, jau pradeda jos lysti. Kažkaip nebuvo prieš tai. Nu, iš tų didžiųjų žuvų dar nemačiau nieko taip, kad jau sutikti. Vienas namo kampas šitas. 10 cm yra žemiau. Suvarsčius smėgėmis, kompratos, kad tilptų. Šitai padariau. O per lentą trauks apatinį ten. Tiek svorio daug nebus. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Niekad nedariau, net YouTube nežiūrėjau, kaip tai darosi. Nu, tai visiškai su tokiu 9 tonų domkratu nesukėlė jokių rūpešių. Pakelti 10 cm. Didžiausias čia faktorius buvo matyt baimė pradėti. Bet po to, kai keli, pradžių rastas biški patraškėjo, paskui skardelė. Norėjęs palyginti lubas. Va, čia dar biški įdėsim, kad nedrėktų matyti per šitą vietą. Tai manau ir daugiau iškelia. Per stogą biški matosi, kad pasikėlė, bet nestipriai. Vėl rytas, vėl pas žuvytės. Tėvas sakė, po tokį indelį berti pagal žuvies kiekį į dieną. Nu, nebūnu neberiu, bet kai būnu, tai užteks po vieną, sako. Nes jeigu nesuvalgo, tai lieka, pradeda pūt pelyti. Ir sakė, jeigu per daug to pašaro, tai skanaus. Žodžiu, gali daug brogo pasidaryti. Nu, sugadinti vandenį, gali užrūks tada. Su to lietu šiais metais gal kažką padarysim, putplastis iš jo ten. Žodžiu, reikia valyti prūdą. Ištrauksim su džipu, mes jį turbūt ir dabar aukštį reikia atsimušti, kiek pakyla vanduo. Nu, va su tujam galima drąsiai daryti aukštį. Padarysim lieptą šiek tiek rimtesnį. Džiugina akį jau vaizdelis. Prasilyginau jau su žvyru, kurį atsivežiau betonavimui. Na, man tas žvyras viskam, aš paprašiau, kad man frakcija padarytų viduriuką, kad ir juodgrindėm, ir pamatui būtų, ir va, išsilyginimui puikiai tinka. Susivežiau, pasigavau aukščius ir išsilyginau. Pradėjau lyginti. Pamiršau kanalizaciją. Eina savo. Nu tai puoliau, kas kanalizacija. Mėgstu suplanuoti taip, kad būtų trasa tiesiai. Nu ir tada supaprastėja. Iš tikrųjų išplanavimas toks ir yra, kad virš trasos viskas yra. Čia bus techninė patalpa, antras tualetas. Čia gal reiks kondensatui nubėgti, nežinau. Dar vanduo ateis iš lauko į šitą patalpą. Čia techninė patalpa. Toliau eina virtuvė. Virtuvė išlys visur 110 išlys tulikas, tai aišku, ten irgi 110, sumažinsim reikia, ten iš viso estetika nelabai svarbi bus, ten toj techniniai patalpoje bus tik tai praktika. Tai čia irgi išlys 110 ir čia bus didelis vonios kambarys, čia irgi tulikui 110, nu nežinau, kriaukliai, dušui ir voniai, ar reikia 110, gal nereikia, gal 75 užteks arba 50, kad jau šakotųsi. Tulika 110 ir šakojasi. Tai va, tai šitą pusę namo dėl to vis dar tokia negraži. Va tokį va planiratorių pasidariau iš grebliuko lengvo. Susukau varžtais, kiaurai 2 lentas. Nu ir antenas padariau 2. Ir lyginau taip savo. Klupėt nenorėjau. Silpni mano keliai, kai ūgis aukštas. Tai va tokį planiratorių pasidariau. Ir stumdys patogu. Ir kai viskas gerai matosi pagal lazerį. Nu čia dar nesutrambuota iki galo, tai skiriasi, bet super daiktas. Vaikštai savo traukai. Pasilengvindam savo gyvenimą.